21 dienos kursas man yra labai brangus. Tai yra pirmasis, kurį aš dariau nesustodama 21 dieną. Ten yra trumpos meditacijos, 15-20 minučių, bet mes užtrukdavom biškį ilgiau. Mums gaudavosi iki 30, kadangi ten yra su pokalbiais, su tokiais prieš įvadais didžiuliais, informacija ten labai stiprėjo, ne tik meditacija, bet daug informacijos ten paduoda iš tikrųjų. Šitas kursas yra apie tai, kad susivokti savyje, juk aš nesu tik mano žemieji kūnai. Aš nesu tik savo mentalinių, emocinių ir fizinių kūnų, kad aš esu dieviškoji sąmonė, dalelytė, kuri nusileidžiu į šitą savo struktūrą, į šitą savo avatarą ir gyvenu joje. Ir laikui atėjus, kad nesusitapatins su savo mintimis, su savo nepasitenkinimu ir taip toliau. Ir va tas per tas 21 dieną tos meditacijos yra kaip treniruotės. Grinai. Ten pagrindas yra dėmesio koncentracija. Labai moko valdyti dėmesį, laikyti jį. Ir ne tai, kad tu paskui turi daryti, ne. Tu ten ryte gauni tą dozę, padarai dėmesio koncentraciją ir tu sustatai visai dienai savo visus kūnus. Tada eina prajautimas, vos ne kiekviena meditacija, bet kiekviena meditacija kiekvieną rytą vis kitaip vyksta. Kartais vieną akcentuoja labiau dėmesio koncentraciją, kartais tą aukščiausiai mano planą, o kartais per žemą į kūną, per sielą eina, per čia. Ir kiekvieną kartą pateikia vis kitokį variantą, kitokį išjautimą. Ir tai labai stipriai sukelia ir vėlgi sujudina tai, kas mumise yra jautriausia. Tai, ir kiekvienas, aišku, vėlgi ateina su ketinimu. Labai svarbus ketinimas. Pas mane visur ketinimas svarbus, nes aš savo gyvenime tai, ką pasiekiau ketinimais. Aš pasistatau ir ilgą laiko tarpą einu. Ilgas laiko tarpas tai nėra 2-3 mėnesiai. Pas mane tai yra 2-3 metai mažiausiai, žiūrint kam kiek laiko reikia ir kada aš pajaučiu jau tą kažkokią tai transformaciją. Tai čia lygiai taip pat aš pasistatau tikslą ir visa ta sukaupta energija, tos rytinių meditacijų yra nukreipta į tenais, kur aš einu. Tada pagal tai tos energijos dirba su manimi. Jos veikia tą mano gyvenimo sferą, tą struktūrą, tą sąmonę, kuri reikalinga, kad pasiekčiau tą tikslą, kurio man reikia. Bet prie viso to mes gaunam pažintį, išjautimą, išgyvenimą tų planų, tų energijų, kurios eina per mus. Kiekvienas skirtingas, kiti aišku sakydavo, kodėl aš nieko nejaučiu, tai čia man blogai, aš blogas, oi ne, jokių būdų. Tai yra tiesiog struktūra, su kuria aš esu atėjęs čia. Ne kiekvienam reikia empatiškumo, jausti labai aiškiai ten ir taip toliau kažką tai savo gyvenime, ne, jokių būdų. Bet aš gaunu tai, kas man yra labai svarbu, aš gaunu suvokimų, aš matau, kaip mano gyvenime stebuklai vyksta, aš gaunu svarbiausia discipliną, suvokiu prasmę viso to, nes aš tikrai sukaupiu energijos, sukaupiu kažkokią tai galę savo toje 21 dienoje. Man pačiai buvo keista, galvoju, kiekvieną dieną įsipareigoti dabar reikia žmonėms vesti, daryti ir aš, kai man jau į pabaigą, man buvo taip liūdna ir aš taip ieškojau ir laukiau, kada aš dar ką nors galėčiau tą 21 dieną padaryti, norėjau tokį ciklą padaryti, bet nesigavo viskas, aš tai dariau ir iki dabartinio momento, kada 21 dienos meditacijų ciklas buvo. Taip kad vėlgi ten labai svarbu tai, kas ten vyksta. Tos 3 praktikos. Tai pirma, tai yra dėmesio koncentracija, antra yra savęs pajautimas kaip dieviškosios sąmonės, dieviškosios dalelės ir kartais nusileidimas iš šitos kūnus, kaip tai visa veikia. Ir trečia, tai yra ateities kūrimas, ateities judinimas, mano ateities erdvės nukreipimas dėmesį per dabartį, transformavimas, kūrimas to, kas turi būti, į kur aš turiu eiti pagal mano sielos planą. Ir kadangi mes dėmesį nukreipiame į savo aukščiausią sąmonę, į tą dieviškąją dalelytę, tai iš jos pozicijos ir kūrėsi ta mano ateitis. Per dabartį, nes dabar aš gaunu užduotis, dabar eina veiksmai, dabar eina suvokimai ir tikslas, kurį aš noriu. Dažniausiai mes pasistatome tikslą, bet iš tikrųjų mūsų tikslas yra 99% padidinimas. Todėl, kad mums atrodo, kad mes, kokį didelį tikslą pasistatom. Iš tikrųjų, ten yra tik 1%, ką žmogus gali padaryti. Ir per tokias kursus, ciklus, meditacijas mes gauname tokią kokybę, kurią net neįtarėm, net nepagalvojam. Taip, kad šitas ciklas man pačiai yra be galo brangus, jis labai veiksmingas, labai stiprus ir iš tikrųjų klientai, kurie praeina ne vieną kartą šitą ciklą, jie gauna kiekvieną kartą kitą kokybę
visiškai, nes kitaip suvokia save, jie jau būna patobulėję ir kad kitą kartą nusako, tai nebuvo šito, nekalbėjot apie šitą, o ten visas įrašas yra. Ir vėlgi galiu pasakyti ir šitame įraše, kad laiko atžvilgis, kada tai buvo rašyta, neturi jokios prasmės, nes mes dirbame ir iš tikrųjų subtiliam plane, kada išeinam į savo vidinį pasaulį, gyvename nelinijiniame laike. Ten laiko tokio kaip nėra.